Mieli vaikučiai, aš muzikos mokytoja Renata kviečiu jūs pasigaminti grojančią lietuvišką širdelę. Bar, bar, bar. Ir su ją padainuoti keletą dainelių. O kogi mums reikės? Ši širdelė pagaminta iš kartono. Tai žinoma, mums reikės kartono lapo. Užtektų ir tokio lapo. Aš jį išsikirpau iš dribsnių dėžutės. Galite naudoti įvairiausias dribsnių dėžutes, tas, kurias randate namuose. Žinoma, jeigu valgote. Jeigu nevalgote, dribsnių galbūt yra kitokių dėžučių. Taip pat gali suteikti dėžutėm antrą gyvenimą ir panaudojimą. Taip pat mums reikės spalvų. Jeigu darom lietuvišką širdelę, reikės mums geltonos, žalios ir raudonos spalvos dažų. Geriausia spalvinti su guašu, nes geriausiai išsilies spalvos, nes su flomasteriu jums labai ilgai reikės spalvinti. Galite naudoti ir spalvotą popierių arba lipnią spalvotą plėvelę. Taip pat mums reikės ir permatomos plėvelės, su kuria suklijuosime širdelės kraštelius, kad neišbirtų mūsų panaudoti grūdeliai. Šį kartą aš naudojau grikius. Kai panaudojau žirniukus, tai jie nelabai judėjo toj širdelį. Todėl patartina naudoti kuo smulkesnius grūdelius, kruopytes. Galite ir ryžius naudoti, tai patinka. Taigi, dar mums reikia pieštuko širdelį apvedžioti, bei žinoma, reikės iškirpti širdelės formą su žirklutėmis. Taigi, pradėkime darbelį. Padėsime širdelę į pagamintą ir pradėsime nuo savo kartono lapų. Šį lapą perlenkime per pusę. Taip, lenkime. Štai, gavome mažesnį lapą. Gavosi tokia kaip knygutė, kaip atvirutė, taip? Dabar mums reikia nusipiešti širdelę. Pasiimame pieštuką. Kadangi aš turiu jau pagamintą širdelę, aš apvedžiosiu pieštuku aplink tą širdelę ir taip greičiau pagaminsiu širdelės formą. Žinoma, šitas lapas yra truputį mažesnis, todėl reikės truputį padailinti. Jeigu jūs galite iškirpti 2 lapus, galite kirpti iš karto 2, iš karto įsikirps 2 širdelės. Bet jeigu sunku, tada kirpkite po 1 širdelę. 1 širdelę įsikirpkite, o tada uždėsite ant kito lapo ir apvedžiosite ir gausite antrą širdelę. Štai, kirpu širdelę su žirklutėmis. Taip. Iškirpam širdelės formą. O, štai, pažiūrėkime, ar visi kraščiukai geri. Štai, gavau 2 širdeles. Dabar tas širdeles reikia nuspalvinti arba apklijuoti. Taip, pasiimsiu pirmiausiai spalvą 1. Naudoju spalvotą lipnią plėvelę ir geltoną spalvą lipinsime pačiame širdelės viršuje. Taip, 1 spalva, nukirpsime, tada kita plėvelė ant kitos širdelės, nes mes norime iš abiejų pusių, kad būtų mums širdelė papuošta. Ir spalvota. Taip, bus geltona spalva. Tada mums reikia žalios spalvos. Klijuojam vidurinę juostą žaliąją spalvą. Taip, reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kad nebūtų skylių, tarpukų ir gražiai viena iš kitos išplauktų spalvos. Taip. Žalia spalva, vienai širdelei, žalia spalva, kitai širdeliai.
Man patinka lipni plėvelė, nes ją galima valyti. Ir raudona spalva. Raudona spalva širdelė. Mes turime Lietuvos vėliavos spalvas. Taip, reikia labai atidžiai taikyti. Ir nukirpti. Tada dar kita širdelė. Taip. Ir raudona spalva. Taip. Nukerpame. Pažiūrime, ar gal trūksta kažkur tai. Taip, parodysiu, kas man pavyko. Štai. Tokia užklijavau širdelę. Vieną ir kitą. Čia truputį pritrūko kampuko. Tai galima šitą nukirpti galiuką. Op. Ir priklijuosime ant to trikampuko ir nebus jinai balta. O bus raudona, kaip ir visa ta juostelė. Štai. Dabar mūsų tikslas apkarpyti kraštelius, nes mūsų širdelė turi formą. Iš kitos pusės nukerpam nereikalingą lipnią plėvelę, kad mūsų širdelė įgautų savo formą. Tai kerpam, kerpam ir nukerpam. Taip. Labai limpa lipni plėvelė prie žirklių, tai vis nusiimti reikia, kad jinai mums netrukdytų toliau kirpti. O jeigu dažysi su spalvotais dažais, tada kirpti nieko nereikės. Turiu omeny, lipnios plėvelės spalvotos nereikės apkarpinėti, nes jūs būsite nudažę su spalvotais dažais. Šitą juostelę padėsim, prilipinsim prie staliuko. Štai, viena širdelė jau yra. Dabar kitą širdelę sutvarkysime. Geriausia kirpti iš kitos pusės, štai šitos, nes tada matosi linija, pagal kurią galima kirpti šias spalvas. Nukerpam nereikalingas detalės. Štai jau limpa, tai mes nusiimsime, kas mums nereikalinga, kad netrukdytų toliau kirpti. Limpa prie pirštų, lipni plėvelė. Bet už tai nereikia klijų. Žinoma, jeigu klijuosite spalvotą popierių, reikės sausų klijų. Ar kitokių klijų, kurie prilipins spalvotą popierių prie nespalvoto kartono. Tai. Štai. Va. Turime ir antrą širdelę. Kai turime abi širdeles, dabar mūsų užduotis jas sujungti. O mes jas jungsime su permatoma lipnia plėvele. Nusikerpam dalį plėvelės ir po truputį tokiais gabaliukais klijuojame širdelę. Aš siūlau pradėti nuo snapuko širdelės ir užklijuoti pagal liniją su lipnia plėvele. Gali būti pasigarankščiavę raukšlytės. Štai truputį išlyginam. Dar palyginam su piršteliu. Dabar vėl kitą paskutinę detalę. Siūlau geriau mažais etapais, mažais lopinėliais lipinti kraštelius. Štai. Vėl užlipinam širdelės kitą kraštelį.
Jeigu išlindo, galima truputį apkarpyti, padailinti. Taip, pažiūrim. Dar truputį reikia iš čia paklijuoti ir čia. Pasiliksim čia skylutę, į kurią įpilsim grūdelių. Taip. Ir dar kartelį lipinam. Toliau. Kurgi mums trūksta plėvelės? Taip, jau čia truputį gal per daug nukirpau, nes tada jau riečiasi forma. Ir priklijuojam gražiai, be raukšlyčių, be kokių pašalinių šapukų. Taip, užklijuojam vieną pusę, kitą pusę. Taip, toliau. Čia truputį reikia palyginti, kad būtų abidvi vienodų dydžio širdelės. Apkirpti, kur nelygu. Padailinam ir klijuojam plėvelę, kuri sulipina abiejų širdelių kraštelius ir neleis išbirti mūsų grūdeliams. Taip. Stenkitės labai neskubėti, dailiai padaryti savo širdelę, kad jums būtų malonu ją liesti. Taip, truputį permatoma plėvelė išlenda, tada padarinam kraštelius ir žiūrim, ar nėra skylučių. Taip, na štai, jau galima praktiškai pilti į ją grūdelių. Taigi paimam saujelę grikių ir įberiu grūdelį. Na, manau, kad ir užtenka vienos saujelės grikių. Ir dabar toliau pabaigiu lipinti ne plėvelę. Štai, užlipinsim, kad jie niekur nepabėgtų. Ei, grūdeliai jūs maži, barškinsim visi. Taip. O, gal šitą pusę reikia, geriau vieną pusę bus pasirangiusi. O, dabar ne iš tos pusės prilipinu. Taip. Šitos pusės. Taip. Oi, ir vėl ne iš tos pusės prilipinu. Nes noriu, kad būtų nors viena pusė tokia nesusiglamžius. Štai, iš šitos pusės. O, dabar jau gerai. Nukerpam kraštelį. Dar truputį reikia mums putnios plėvelės. Toliau prilipinam. Taip. Ir dar lipinkim tol, kol nebus ne vienos skylutės. Taip. Nes kitaip mūsų kruopytės pabirs ant grindų. O jeigu dar į kilimą kokį įlys, tai iš vis labai sunku bus surinkti. Na, žinoma, galima išsiurbliuoti su dulkių siurbliu. Taip. Nu, kur dar skylutė yra? Ar yra skylutė? Toje apžiūrime, kokie meistrai. Kad viskas būtų mums gerai. Taip, štai. Oi, matot, jau ir iškrito. O, buvo skylutė. Pabarškinus tu gali pamatyti, ar grūdeliai išlėkė iš tavo širdelės ar ne. Na, lyskite atgal ir aš jūs uždarysiu. Štai. Dabar gal nebarškinsiu, kol neapžiūrėjau kraštelį. Taip. Jau dabar turbūt niekas nepabėgs. Ai, dar matau mažą skylutę. Tuoj mes ją pataisysime, užlipinsime. Štai. Kad jinai ilgai mums skambėtų. Ir grūdeliai nepabėgtų.
būtų. Nu va, štai. Groja širdelė. Ir dabar kita širdelė turi draugę. Sveika, draugaukime drauge. Bar, 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 tralala, grojame abi drauge. Bar, 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 tralala, grojame abi drauge. Taigi žadėjau jūs pamokinti dainuoti dainelę su širdelė. Pasidėsim priemones į šalį ir padainuosime širdelės daineles. Ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk. Nesakysiu niekam paslaptis, nesakysiu niekam paslaptis. Štai su šia širdele galima pažaisti kartu su savo žaisliukais. Pasikvieskime juos ir pažaiskime. Atkeliavo meškiukas, atkeliavo šuniukas, atkeliavo pelytė, cici, ir paukščiukas. Plas, 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 plas. Mes galim su jais pažaisti tokį žaidimą, kaip skaičiuoti. Taip, ir skaičiuojam. Ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk. Šuniukas turi dainuoti. Na, šuniuk, turi padainuoti, ką tu myli. Nesakysiu niekam paslaptis. O, pasislėpė šuniukas. O kągi tu galėtum mėgti, šuniuk? Vaikai, ką mėgsta šuniukas? Šuniuk, tu mėgsti kauliuką. O, teisingai. O, einu graužti kauliuko. Nubėgo šuniukas. Žaidžiame toliau. Paukštelis nori žaisti. Pelytė ir meškiukas. Oi, pelytė, tu bėk. O. Taip, įsitaisyk gerai. Nenugriūk. Paukščiukas skrenda ir su širdele dainuojam. Ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk. O, paukščiukas sako, nesakysiu niekam paslaptis. Ne, nesakysiu niekam paslaptis. Hop. Vaikai, o ką mėgsta paukštelis? Mes žinom, kad tu mėgsti grūdelius. Taip, atspėjote. Skrendu ieškoti grūdelių, kuriuos pabarstė geri žmonės ir vaikučiai. Tada toliau pažaiskim su meškiuku ir pelyte. Taip. Ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk. Na, pelyte, tavo eilė. Nesakysiu niekam paslaptis, nesakysiu niekam paslaptis. O kągi mėgsta pelytė? Pelyte, tu mėgsti sūrį. Taip, aš labai mėgstu sūrį ir einu jo ieškoti į šaldytuvą. Taip, nesugraužk viso sūrio, nes mes norėsim sūrio ant savo patiekalų. Gerai. Ir liko meškiukas. O ką tu, meškiuk, mėgsti? Ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk, ką tu myli, pasakyk. Nesakysiu niekam paslaptis, nesakysiu niekam paslaptis. Meškiuk, tu labai mėgsti? Labai tokį skanų, tystantį medų. Toj, pasakė meškiukas. Einu ragauti medaus. Taip, pas mane yra medaus. Aš geriu arbatą su medum. Gerai. Na, padainavom dainelę su širdele. Taip pat galim padainuoti trispalvės dainelę.
Kokiosgi spalvos Lietuvos vėliavos? Geltona, žalia, raudona. Padarykim saulytę. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva. Raudona spalva tai kraujas, kartu jos tai Lietuva. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva. Raudona spalva tai kraujas, kartu jos tai Lietuva. Lietuva, Lietuva, mes gyvenam Lietuvoje. Neseniai Lietuvoje buvo ir užgavėnės. Galime kepti įvairiausius blynelius. Vieni iš jų yra širdelės formos. Kas tie blynai, klausia visi. Kas tie blynai, klausia visi. Blynai, širdelių blynai, tai skanumynai. Blynai, širdelių blynai, labai skanu. Niam, niam, niam. Taip galim dainelę pabaigti ir vienaip, ir kitaip. Svarbiausia, kad būtų mums smagu žaisti su šia širdele ir dainuoti įvairias daineles. Bar. Taigi, labai lauksiu jūsų širdelių pasigamintų, jūsų foto, nuotraukų. Ir mes per pamokėlę pažiūrėsime, kaipgi skamba jūsų pagamintos širdelės. Bar. Dainuokite daineles ir linksmai žaiskite įvairiausius žaidimukus. Ačiū, kad kartu buvome, dainavome ir žaidėme. Šaunuoliai.